Aš esu gimęs netoli Švėkšnės Žiogų kaime, labai gražiam kaime, yra ten labai graži vieta, yra Švos upė teka, netoli Didysis Akmuo yra, kur čia yra beveik Lietuvoje, nežinau, kažkelins, gal koks 5. Vienu žodžiu, yra labai įdomi aplinka, čia pat buvo malūnas Nautilties, reiškia gyvena Malkis vokiečiai, tai man namiškiai su jais bendraudavo. Aš nuo pat mažens matydavau, kaip mano babūnį drožė, suprantat, tokius arkliukus, laivelius, vis žiūrėdavo, bet pats neimdavau. Bet šiaip buvau pastabus, nueidavau į bažnyčią, tai šis viepsau, kur į altorius, tai 6-7 altoriai, 6 bažnyčioje, įeini visas. Visas toks sukinėjais, man, 8 patempęs. Man ir tekė 8 klasėje, 7 būdai, ten jau aš paišiau šiek tiek. O, senlaikraščiais bendradarbiai, tai kažką apie pavadalinį papaišyti. Nu, turėjau tokių gabumų, piešim gaudavau gerus pavyzdžius iš kitko, tai iš gamtinių dalykų, geografijos, lietuvių kalbos, istorijos jau, taip matematikos nemėgau, nes man būdavo baisiai durnai, kad pasakydavau, kad iš A taškų nueini tašką B, o dar iš paskos pareinu, tai iš visą atvinka. Tegul jie eina, kur jiems reikia, man taip supurtė. Nu, jau turėjau gabumų piešimui. O toliau einant, per gyvenimą, reiškia, bandžiau stoti į dailės institutą, kur, reiškia, filialas Kaune, ten, kur Pelėdas yra, žinot jūs, ne? Taip, Stepo Žuko. Taip, Stepo Žuko, ten akivaizdinis buvo dailės instituto fakultetas. Bet ten, kai aš atėjau paišyti, mačiau, kad į tokių vyrukų, grinai Kavenskų, tokių pasikėlus, ir neblogai tą, geriau už mane paišančių. Aš kažkaip taip susimėčiau ir nebėjau, bet su manim jie kontakt nelaikė. Šiaip tai menininkai, visai yra, bet ten jie nelinkė kontakt laikyti buvo. Tai aš tenais buvau, o paskui aš pradėjau, čia būdams, kaip čia dabar, po šito aš lankiau dailės mokyklą Klaipėdoje, buvau vakarinį. Į ten ėjau, taip pradžiojau sąžiningai, bet paskui žiūriu, kad dėstytojų nėra, ten Gedvilaitė tenais, dėstytojai tokie grafikai. Jos nebėra, būna, dingst, vis dingst. Tada į skulptūras amžinatilsį Motiejus Narbutas buvo tos skulptūros, tai su juo bendraudavom, dirbdavom. Šiek tiek Malinauskas Edvardas buvo tada šitos dailės mokyklos direktorium, suprant. Aš išėjau kokį pusį metų, tai prasipaišymai būdavo, visokių, kaip pamokų ten, vienu žodžiu, žinot, pamokas visokies ten būdavo, istorijas, vis, Dabar toliau man kažkaip tai knietėjai pradėti pabandyti drožybę, taip sakau, kas čia kaip atrodys, žinai. Ir aš pradėjau aš kažkaip namie, taip, kažkaip toks pagavo impulsas drožti. Ne, aš tų įrankį turėjau, taip vieną kitą tokį turėjau statų kaltą ir pradėjau kapoti. Kažkas tai, toks užėjai, toks degims kažkam pradėti drožti. Toliau aš paskui, man atsiminiau šovė galvą, kad čia mūsų kraštietis iš mūsų paties kaimo beveik už kelių kilometrų Vytautas Majors yra čia. Žalti, aš galvoju, kodėl man nenuvažiavusi, mes esam iš to paties krašto. Mūsų tėviškai nuo jos skiria maždaug 1,5 kilometrai buvusi. Aš nuvažiuoju einu pas Vytautą, tada žiūri tokį, jau tokį, tiesiog, vau, kaip perkuntrenks, viskas, suprantat, tokia aplinka, menas didelis, žiūriu, Majors sėdi su barzda, paskendis, dūmuosi tabako ir drožė. Aš prisistatau, labai man šiltai priėmė, pradėjom šnekėtis, taip. Pradėjom šnekėti su juo, jis mane daug ką padėjo patarinėti, kad neypatingai, bet, kaip pasakyti, daug gal ne, bet patarinėti.
Jeigu daug nebešein patart žmogui kitam, jeigu daug patart, tai gal visai niek nebešein. Vienu žodžiu, aš pradėjau pas jį tenais lankytis, man padėjo baisiai majus traukti, nes savo žinių giliu, savo giliu žmogišku, kaip sakant, tokiu konstantą žmogiškai gili vertybėms, tuo pačiu, kad lagerį buvęs, buvo labai įdomu visko girdėti. Ir mes draugaudavom, pradėjom draugauti nuo kokius 76 metų. Aš tada jau pradėjau drožti, 5 pradėjau drožti. Ir aš ten namie paskiau drožiau ten tokį pijoką, tokį velnį, kurs dabar yra Marceliukis klėtį Vilnių, Kaune, ne Kaune Vilnių tiesiog. Vienu žodžiu drožiau, pradėjau drožti, Mairius ten važiavo, jo gyvena teta. Ten už mūsų, sak, tas bus kada nors drožėjas. Jis man buvo davęs jau kelis skaltus toks, šiandien turi kažko. Jau aš buvau pradėjęs dirbti. Ir taip paskiau, jau pradėjau į drožybą jau per domėjimasis. Į dailės mokyklų nebejau. Per domėjimasis visko. Visa šita, tų vaizduojų menų, visas profesionali dailė, medžių drožyba kiaurai. Ir domėjimasis muziejų esančiais eksponatais, ir kažkaip tai mane inspiravo vis domėtis ir tobulėti, įstaisiau įrankių. O paskui 79 metais įsidarbinau į dailės kombinatą, šičia Klaipėdoj buvo. O dailės kombinatas anais laikais dabar tokių daugiau nebus, gal tikrai gaila savaip yra. Nes buvo tokios įmonės, kurios, reiškia, pavyzdžiui, dirbam kūrybiniai grupėje, reiškia, liaudis meistrai, namudininkai. Tai reiškia, padirbi darbus, reiškia, nunešė aprobuoti meno tarybai. O meno tarybai sėd profesionalai dailininkai, tai Bosas, tai Midvikis, tai Burokai, tai Skirgailaitė, tai architektas tenai, viens kits būna. Vienu žodžiu, tai mes tada, ant stalo padėti savo darbus, atneš 3-4 darbus, 5, daugiau, atneš žiūra net, už stalo taip sėdi, panašiai, kažkiek 14 žmonių, mažiausiai būdavo 2 jau kada, o šiai būdavo 4-6 dar kombinat direktorius, daug būdavo tų žmonių. Ir jie stebėdavo tavo darbus, reiškia, į tavo, kaip tu, ką tu esi atnešęs čia sukūręs, suprantu. Ir kaip, ir būdavo taip, kad, pakritikuodavo, ir tai labai gerai būdavo, aš imdavos domėn, ir būdavo labai gerai, kaip sakant, toks materialus gyvenimas buvo labai toks, neblogs, kadangi, reiškia, tu atnešiai darbus, gauni nuo 220 rublių iki 260, kažkur tu tame tarp, reiškia. Ir tu dabar darbus pridavai, o meno taryba būn, kad išbrokuoja, bet būn, kad tau į kainas dar pakelia. Tu rašai honorarų, a ne net pakeli kainas. O tai tada tu atvažiuoji sekantį mėnesį vėl su darbais į tą pačią meno tarybą. Asmenys būn kisi tie patys, kisi kiti panašiai keičias. Ir tu vėl, tu reiškia, paliekis darbus savo aprobacijai ir tu toliau, reiškia, atvažiavęs pasiimi iš kasos atlyginimą. Atlyginimas, po Europą važiavo viens kits gal, bet į kokį, pavyzdžiui, Peterburgą ant savaitės, už 9 rublius sutraukin galėjai nuvažiuoti. Tai Ermitaže aš prabuvau kelias dienas. Tai vienu žodžiu, Tai pradėjau drožti, paskui tų tokių, pradėjau monumentalių darbų, pradėjau dėti, mačiau, kaip Majors dirba, taip, dar ką nors biškį padėdavau, nes jam padėdams iškart gauni dideliai, tokios, kaip sakant, visko gauni, tų įgūdžiai, pajautimai, kaip medžiagą formuoti, viską, kaip suprantat, ten įveikti. Nes matau, drožyba jau, kada eini, tai tokį kamerinį skulptūrą, ten mažai, tai man kažkur čia pat rutuliuojasi, yra jau ir matyti lengviau, nes tu ją turi čia pat apimtyse, jinai čia pat yra visas pusės, visas matyti. Bet kai aš jau pradėsiu monumentalį skulptūrą ruošti, jau tada būdavo sunkiau, jau reikia tada daug išmanyti visko. Aš šiandien matau, kad drožti neblogų darbų, bet kažkaip matau dabar nebėtų men tarybų, iš to su inercijais kartais stipriai kažkas įprašautai, bet
Nu, ką padarysi, vis tik aprobacija gera. Nes, Tai vienu žodžiu, kada drožė, nu tai ir nu, matai, kur tavo klaidas, iškart nematai, bet paskui stengiasi biškai susiturėti, kada tu pradedi drožti, reiškia, tai tu eini, jau vėliau kažkaip prie to darbo duodanam susigulėti, ir paskui dar pribaiginėjai. Jeigu iškart taip griebti, kažkaip, būn, kad iškart, bet daugiausiai droži tokius kelis smulkesnius darbus, dabar aš daug smulkių darau. Nes, nu, tai yra gerai, kad, reiškia, tu prieini naujai prie to paties darbo ir nori kažką papildyti, vienu žodžiu, toliau taip augi. Nu, štai paskui ir parodas dalyvaudavom, pradėjom dalyvauti visur čia, visokis ir tas. Nu, paskui, jau kai ateita vis nepriklausomybė, tai tas kombinas pasinaikina ir taip jis būdavo daug, kas iš namų užsakas, ten po tos turgus, po mugės važinėdavom. Na, o taip įvargstam, būdavo pavogdavo visą kvies, bet taip laimingai niekur nenukentėjau. Drožimas tas yra, liga tokia kažkokia, negali nedrožti, negali nedirbti, jau jeigu nedirbi kažkaip tai darbus, kad tai kitą dieną pasidarai toks jau kažko tu sergi, kažkokia liga, kad tau reikia jau griebti ir dirbti. Šiaip visi drožėjai rimtai dirbantis yra kapoti, įpjaustyti ir vežti su greitai. O aš tai dirbau ryšių sistemoje anksčiau dar ir vakarais eidavau tenais, kur dabar Zaksas, ten amžinačiais Mairus tenais toj dirbtų, jis gyvena, į ten vakarais droždavom, ten būdavo svečių, atvažiuodavo visokių jau miesti Vytauskai drožių, Klaipėdoj, tai jau būdavo, būdavo visokių atplaukdavo užsieniečių, atplaukdavo laivai ten, atvesdavo laivų kapitonai, ateidavo, jau reikėdavo šnekėti, žiūrėjau, biškai angliškai tad mokėjau, bet kažkaip, bet nedrasu būdavom pasibės. Šiaip tai jau ten pas Vytaut lankydavos visokių žmonių. Apie kaimą kalbant, tai čia kas kita, ko čia Georgiuose, tai čia atskira tema būtent, kalbėti ten iš vis yra. Niekad nebaigtumėm visokių dalykų nuotykių. Bet drožyba pati mane kažkaip tai užvaldė, taip jau yra. Nuo 75, kai pradėjau, tai dabar taip važiuojam. Esu padariusi monumentalių darbų, tokių neypatingai daug. Mitologinių kokių dalykų, o šitie kažkur jau tokie dominantisi. Aš tai sakau, dar kokį krikščionišką kažkur gal ten biškai pasižiūrėti kažkaip ten kažkur. O taip tokius pagoniškus, tai kada esi, kaip sakant, panteistas toks pusiau, žiūri į gamtą, žiūri, kaip viskas juda, kaip atrodo, kažkaip tai irgi savaip malonu dirbti, labai savaip yra malonu dirbti, nes tu susilieji su gamta ir kažkaip tai stengiasi transformuoti, kažkaip tai perduoti į medžiagą. Žinokit, jeigu ten kokis mažas kaukės, ten gali per dieną ir išdrožti, tu gali net į 2 kokis mažas, bet nelabai ten taip greitai išdrožti, nelabai. Jau prie stambesnių, jau kažkaip dabar aš drožiu po kelis iš karto, toks esu. Vienu žodžiu toks esu, Kodėl po kelias iš karto? Matot, tada, kad tu droži, kažkaip jau to beveik aišku. Jau persis ir perpus. Dabar čia tą pribaigt, gal tada tegul pabunda kažkaip, gal aš kažką pergalvojus pribaigim. O tada šitais įimi, jau nauji kažką droždams galvoji į tą apsimėt biškai. Tai toks, gerai tokie tramplinai, kas savaip kaip tramplinai, kaip kalneliai viens kitą pametėja. Kada kalbas mokais. Jeigu mokais vieną kalbą, tai paraleliai tu jau eini kitą kalbą, nes kada viena sukas, tai jau žodžiai atsiriami kitose kalbose, arba taip, pavyzdžiui, net žodžių kiltis, duot tokį įdomumą, kodėl čia taip, kodėl ten taip, toks pametėjams. Tai čia panašiai ir pametėjams. Žinokit, man yra, aš beveik pažįstu visus stipriai drožiančius.
nu, didelį dalį daugom pažįstu. Tai man imponuoja kas? Man Ulevičius imponuoja, man imponuoja Raimondas Puškorius, čia pat kaimins yra, mes gerai draugai, Viluckis Adolfas iš Etingos, vot atėjo, nu, vot, pavyzdžiui, ten yra jo, ten yra ko ir dar pasimokyti, net, nu, pravarto. Iš šiaip yra gerų žmonių drožiančių, toks Teresius gerai drožiantis yra. Nu, Saulius Lampickas toks fainas bičias, jeigu toks labai draugis, nepavydus, toks, kur pavežti, akont paskui. Sakalauskas toks Prienuose neblogs vaikis, nu, čia galėčiau minėti jums dar daugiau.